Čia laida neišgalvotos istorijos. Ir su jumis sveikinuosi aš, laidos vedėja Rūta. Šiandien susipažinsime su laidos heroje Egle ir neįtikėtina jos bei jos vyro istorija. Laidos heroje Eglė neslėpia. Tai, ką jai teko išgyventi, atlaikytų toli gražu ne kiekvienas. Ką reiškia gyventi su nematomu žmogumi? Apie tai jau netrukus. Jau filmuojam? Sveiki. Šiandien noriu papasakoti savo istoriją, tiksliau mūsų su Vaidu istoriją. Ir atsiprašau, labai sunku apie tai kalbėti. Galbūt tiesiog paprašysiu, kad paleistų dabar įrašą. Tiesiog nuo ko viskas prasidėjo. Pažiūrėkite patys. Sveiki, mėlėjai. Noriu padaryti tokį pranešimą, pareiškimą tiesiog pateikti, kad žinotumėt ir tiesiog nežinau kaip tai padaryti, bet aš padariau sprendimą, priėmiau sprendimą, ilgai galvojau, svarsčiau, apmąsčiau ir priėmiau sprendimą. Ar norėčiau šiandien tiesiog jį paviešinti, uždeklaruoti, kaip sakant, patvirtinti, oficialiai pranešti visiems, kad žinotumėt. Bet aš bijau vieno, kad ne visi mane suprasite. O norint mane suprasti, reikia būti vakariečių, visiškų vakariečių, vakarų kultūros, vakarų vertybių, puoselėtojų, nešėjų, gerbėjų, platintojų, tikėtojų, norėtojų. Turbūt pastebėjot tokius pranešimus iš vakarų, kad kai kurie žmonės save identifikuoja nebe žmonėmis. Buvo pranešimų, kad moteris viena nusprendė būti brokolis, plaukų džiovintuvų, lėle, lėktuvu, kate, šuniuku, mačiau labai daug, kačiukai ir šuniukai labai yra populiarūs. Ir aš galvoju, kad reikia man taip pat tapti tikrų vakariečių, bet nenoriu būti tokiu kopijuotoju ir ten, kad kačiuku ar šuniuku save identifikuoti. Aš galvoju taip. Aš save identifikuoju kaip nematomu žmogumi. Nuo dabar, nuo šios sekundės, aš esu nematomas žmogus. Tai pareiškiu oficialiai. Teisėsaugai, policijai, prokuratūrai, visom instancijom. Aš esu nematomas žmogus, bet perspėju, kad turiu tokias galias, kad galiu tapti ir matomu. Dabar aš esu nematomas ir jeigu jūs mane matot, reiškia, jūs ignoruojat mano pasirinkimą, jūs negerbėt mano teisių, mano pasirinkimo ir jūs tiesiog esate prorusiškas greičiausiai, jūs esate to tarybinio mentaliteto žmogus, negalintis priimti tokio, tiesiog tokių vertybių, tokio supratimo vakarietiško. Ir jūs esat man nepakeliui ir aš su jumis nenoriu turėti nieko bendro. Taigi, dabar draugausiu su tais, bendrausiu su tais, kurie mane gerbė, kurie gerbė mano pasirinkimą, nes mes visi turim gerbti kiekvieno pasirinkimą, mes kiekvienas turim gerbti, mes vienas kitą turim gerbti, taip, taigi sakoma taip. Taigi, mėlėjai, nuo šio momento aš esu nematomas žmogus, o kai tapsiu matomu žmogumi, aš pranešiu jums atskirai. Iki tol, kol nėra pranešimo oficialaus, aš esu nematomas žmogus. Ir jeigu jūs mane matote, tai čia yra jūsų bėda. Jūs turit problemų.
jūs negerbėt mano pasirinkimo ir jūs negalit savęs identifikuoti kaip vakariečiais, kaip vakarų kultūros, vakarų vertybių puoselėtojai ar apskritai. Jūs esat tarybiniai, jūs esat rusai, vienu žodžiu, kas jūs esat? Jūs niekas esat. Aš esu nematomas žmogus. Jūs mane girdėt galit, bet matyt ne. Matyt negali. Aš neleidžiu jums manęs matyti, nes tai yra mano asmeninis pasirinkimas. Tai ką, šiam kartui tiek, mėlyjei, ačiū, geros dienos. Taigi pamatėte įrašą ir aš atsiprašau, man truputį yra sunku kalbėti šitą temą, aš labai pasistengsiu nesijaudinti ir kad balsas nedrebėtų. Kai Vaidas pirmą kartą pasakė, kad jisai nori būti nematomu žmogumi, aš pagalvojau, kad jis juokauja. Ir aš juokiausi. Bet Vaidas nesijuokė. Išjungkit kameras. Ir tada aš supratau, kad jis nejuokauja. Ir tiesiog mes kreipiamės mano iniciatyva, pradžiai pas psichologą, tada pas psichoterapeutą, galiausiai pas psichiatrą. Ir visur atsakymas buvo tas pats, kad viskas su Vaidu yra gerai. Ir psichologas uždavė man kelis klausimus. Vienas iš jų buvo, ar Vaidas naktį užsikloja kaldra. Ir aš sakiau taip, nes yra tiesiog šalta. Ir psichologas sakė, ne, tai yra todėl, kad Vaidas nori būti nematomu. Ir tiesiog man pateikė daug argumentų, daug mokslinių straipsnių. Tikrai žymus mokslininkai yra parašę straipsnius, kad tiesiog yra tokie žmonės, kurie nori būti nematomi ir taip yra, tiesiog viskas yra normalu. Ir kai mes išsikalbėjome su psichologu ir išsakiau jam, kad man neramu dėl Vaido, jis pasakė, kad jam neramu dėl manęs. Psichologui neramu dėl manęs, dėl mano psichinės būklės. Sakė, kad taip neturi būti. Ir tiesiog su manimi nėra viskas tvarkoje. Man buvo išrašyti vaistai, raminamieji vaistai. Tiesiog turiu pasakyti, kad po jų man pagerėjo, tikrai stipriai pagerėjo, aš nusiraminau. Dabar tik tai apie tai kalbant, šiek tiek vėl sugrįžau į tas emocijas, bet iš tikrųjų tie raminamieji labai gerai suveikė ir aš supratau, kad problema yra manyje. Problema yra manyje, nes pasaulyje yra daug visokių žmonių. Man irgi ir psichologas, ir psichoterapeutas, ir psichiatras aiškino, kad yra pasaulyje daug žmonių, kurie save identifikuoja kažkuo kitu. Ir tai yra tiesiog jų natūra, tai yra natūralu. Ir yra žmonių, kurie identifikuoja save, pavyzdžiui, kaip brokolį. Yra žmonių, kurie 60-mečių, pavyzdžiui, kurie identifikuoja save kaip kūdikį. Yra žmonių, kurie identifikuoja save kaip kamerą. Yra galiausiai, kurie identifikuoja save ne kaip vyrą, bet kaip moterį. Ir tai yra normalu. Ir tiesiog sakė, kad galbūt mane paveikė tas toks sovietinis mąstymas ir sakė, ir aš tiesiog dabar džiaugiuosi, nes jeigu mes būtume Sovietijoje dabar, tai greičiausiai Vaidas jau būtų uždarytas. Atsiprašau. Taip. Tai aš labai džiaugiuosi, kad mes esame Europoje, išsivyščiusioje, pažengusioje,
šalyje, valstybėje. Ir Europa man suteikia vilties, kad viskas bus gerai. Ir ieškokime problemų ne kituose, bet ieškokime pirmiausia savyje. Pradėkime ieškoti problemų nuo savęs. Ir psichologas ir psichiatras man padėjo tai suprasti. Aš džiaugiuosi, kad jie man padėjo susitvarkyti su mano psichologinėmis problemomis, nusiraminti ir priimti pasaulį tokį, koks jisai yra. O jis yra gražus. Ir Vaidotas noras būti nematomu irgi yra labai, labai gražus ir sveikintinas. Nes toks jo pasirinkimas, aš negaliu kitam žmogui drausti būti tuo, kuo jisai nori. Ir tiesiog mes su Vaidu, aš pradžioje net nelabai žinau, kaip elgtis su Vaidu, kai jisai nori būti nematomu tuo momentu. Tai tiesiog mes susitarėm su psichologų pagalba, kad kai jau Vaidas norės būti matomu, jisai man tiesiog sušvilps. Ir tada aš žinosiu, tai bus toks kaip mūsų ženkliukas, kad jau mes galime bendrauti. Ar čia tas kitas laistyti tas gėlės ar ne? Ne, dabar nereikia šitų laistyti. Tai tiesiog su tokiu ženkliuku mes bendraujam. Vaidas naktį apsikloja kaldra, jis naktį irgi nori būti nematomu. Aš tiesiog, žinokit, supratau vieną dalyką, kad visą laiką pradėkime nuo savęs. Nekaltinkime kitų, nežiūrėkime į kitus, netaisykime kitų žmonių gyvenimų, bet pirmiausia susitvarkykime su savo. Tai to visiems ir palinkėsiu. Ačiū, kad išklausėte, tikiuosi, kad ši istorija įkvėps ir kitus susiduriančius, galbūt su tam tikrais sunkumais. Tarkime, jeigu jūsų vyras ar žmona nori tapti kate ar šunimi, tiesiog leiskite jiems būti savimi, leiskite jiems gyventi savo gyvenimus. Ir daugiausia, ką jūs galite padaryti, tai tiesiog priimti tą žmogų, priimti tokį, koks jisai yra. Tai turbūt tiek būtų šiam kartui ir palinkėsiu visiems stiprybės ir būti savimi. Taigi, išgirdome nepaprastai įkvepiančią Eglės ir Vaido istoriją. Palinkėkime mūsų herojams didžiausios sėkmės šiame nelengvame gyvenimo kelyje. Na, o jeigu ir jūs turite įkvepiančią istoriją ar išskirtinį gyvenimą, siųskite mums savo istoriją ir galbūt jau visai netrukus susitiksime su jumis čia, šioje studijoje. Na ir žinoma, kaipgi be rėmėjų, dėkojame visiems, kurie paremėte mūsų laidą, mūsų veiklą. Didžiausias jums ačiū. Norintiems paremti, rekvizitai bus jau visai netrukus. Iki.